Sveiki, čia tiesioginė transliacija dabar, viskas vaizdai iš dangaus, kas 15 minučių nuotraukos, be jokios animacijos. Štai kas darosi virš Europos šiuo metu, čia yra rytas Lietuvos laiku, 8:40 ir kaip atrodo dangus virš Lietuvos. Lietuva yra štai čia. Stebėkite, kaip tenais šiek tiek valosi, nyksta, tirpsta debesis. Turėtų jie kaip tik susikaupti. Ir žiūrėkite, pietinė Lietuvos dalis jau valosi. Kaip tai atrodytų iš arčiau, galima būtų pažiūrėti paspaudus ant Lenkijos teritorijos. Ir ryto metu įjungus šitą režimą padidėja rizika pamatyti tai infraraudonųjų spindulių ruože, kada matosi tik tai plaukianti per dangų chemija. Šiuo atveju dabar matysime gražesnį vaizdą iš arčiau ir čia gerai matysis, kaip nuvažiuoja pro Lietuvą, kaip kada praeina, lieka švarus šuoras. Paskiau bando dar debesis su harpu pašiaušti, daro tokias savotiškas šukas, bet tai negelbsti orų darytojų. Greitai neužilgo mes turėsime visą laiką tokį orą, kaip dabar yra Lietuvoje. Čia šiaip matosi linijos, tiesios linijos, laikoma kažkokios tai harpo, kitos antenos spindulio juosta toje vietoje. Bandoma kažkaip daryti ten lietų įtakoti, bet visa tai neveikia. Net neveikia netgi Cloud-Seeding programa, kuri labai gausiai daroma dabar ir Lenkijos teritorijoje. Tai taip atrodo dangus virš Lietuvos. Saulėtos dienos nesitikėkit, bet orai nebus tokie labai jau prasti, kaip galėjo kad būti. Geros dienos visiems, gerų darbų ir iki malonaus.